1809 metais vasario 12 dieną gimė berniukas Abraomas Lincolnas. Tuo metu ligoninės nebuvo plačiai paplitusios gimdymui, ypač ten, kur gyveno Lincolnai, tad Abraomas gimė jų mažoje trobelėje Kentukyje. Tėvas Tomas Lincolnas dirbo iš karto kelis darbus, buvo ūkininkas ir stalius, bet ir kaip jis nesistengtų aprūpinti šeimą, sekdavosi nekaip. O mama, Nancy Lincoln, buvo paprasta namų šeimininkė. Jie gyveno gan skurdžiai ir tai vertė jos dažnai kraustytis. Abraomas buvo trečias iš 3 vaikų. Turėjo jaunesnį brolį, kuris mirė vos kelių metų, ir vyresnę sesę, kuri mirė 21 gimdydama. Nors Abraomas gyveno sunkiomis sąlygomis, jis rodė išskirtinę norą mokytis. Kai Abraomui buvo 7 metai, šeima persikėlė į Indianą, ieškodami geresnio gyvenimo. Dėl išsilavinimo ribojimų Abraomas vaikščiojo į mokyklą vos metus, ir tai mokykla buvo prasta, tik su vienu kambariu. Nepaisant to, jis mokėsi savarankiškai namuose, skaitydamas pasiskolintas knygas. Nuo vaikystės Abraomą dar pažinojo kaip žmogų turinti gerą humoro jausmą. Jo humoras atrodė kažkaip taip. Ei, tu čia kažkaip netaip atrodai. Aš atsakingas už tai, kaip atrodo mano veidas, tik nuo tada, kai sulaukiau 40. O dar jis pasakodavo įdomias istorijas. O dar jis buvo aukštas ir stiprus, tad galėjo atlikti sunkius darbus reikalaujančius ištvermės. Bla, bla, bla. Per daug mes jį čia girim. Atrodo, kad pas jį viskas gerai, bet po 2 metų miršta jo mama. Mama miršta nuo pienligės. Pienligė. Liga, kuria užsikrečiama vartojant pieną ar pieno produktus iš karvės, kurį suėdė nuodingą augalą. Praėjus metams nuo Nancy's mirties tėvas susiranda Abraomui pamotę ir tais metais ją veda. O praėjus dar 7 metams atsitinka tai, ką jau minėjau, miršta Abraomo sesė. Nuo tokių naujienų net šviestuvas išsijungia. Praėjus dar 4 metams šeima persikrausto į Ilinojų valstiją, ieškodama geresnių žemės ūkio sąlygų. Ten Abraomas pradėjo atsiskirti nuo tėvo ir labiau ieškoti savo gyvenimo kelio. Pradėjo dirbti įvairius darbus. 1832 metais Abraomas dalyvavo Juodojo vanago kare, bet atlikinėjo ne karinės užduotis, o logistikos. 1834 metais jis buvo išrinktas į Ilinojaus atstovų rūmus, kuris pradėjo gilintis į teisės aktus ir politiką. Vėliau išlaikė teisininko egzaminus. 1837 metais Abraomas persikėlė į Springfieldą, kur pradėjo savo teisininko karjerą ir dirbo advokatu. 1840 metais Abraomas susipažino su Mary Todd, o 1842 metais ją vedė. Ir nors jų santykiai buvo įtempti ir sudėtingi, Mary buvo svarbi jo gyvenimo dalis, ypač vėliau, kai jis tapo prezidentu. 1846 metais Abraomas buvo išrinktas į JAV kongresą kaip atstovų rūmų narys. Ten jis garsėjo savo pasisakymais prieš Meksikos ir Amerikos karą ir vergovės plėtrą. 1849 metais jis pasitraukė iš politikos. Nusivylęs savo nesėkmingais bandymais keisti politiką, grįžo prie advokato darbo. Per šį laikotarpį jie kartu su Mary susilaukė 4 sūnų. 1854 metais Abraomas grįžo į politiką, pasipriešindamas Kansas Nebraskos aktui, kuris leido vergovės plėtrą į naujas teritorijas. 1858 metais Lincolnas kandidatavo į JAV senatą prieš Stepheną Douglasą. Nors rinkimus pralaimėjo, jų vieši debatai tapo nacionaliniu įvykiu ir padarė Lincolną žinomu. 1860 metais Abraomas Lincolnas buvo nominuotas Respublikonų partijos kandidatu į prezidentus ir laimėjo su 39,8 procentais tautos balsų ir 180 rinkikų kolegijos balsais iš 303 galimų. Kas įdomu, ši tautos balsų proporcija, tai yra mažiau nei 40 procentų, yra viena mažiausių proporcijų istorijoje. 1861-1865 metais pilietinio karo metu Lincolnas vadovavo sąjungai ir priėmė svarbius sprendimus, įskaitant 1863 metų vergovės panaikinimo deklaraciją, kuri paskelbė vergų laisvę konfederacijos teritorijose. Nepaisant karo po 4 metų, Lincolnas buvo vėl perrinktas į prezidentus. 1865 metais balandžio 14 dieną Abraomas Lincolnas buvo nušautas garsaus aktoriaus per spektaklį Fordo teatre Vašingtone. Tokio aktoriaus poelgio priežastis galima tik spėlioti. Tikriausiai tai susiję su pilietinio karo sukelta įtampa ir Lincolno sprendimų nepasitenkinimu. Kitą dieną Lincolnas mirė, tapdamas pirmojo JAV nužudytų prezidentu. Na ir nors ant šito baigėsi Lincolno istorija, aš radau pabaigai dar truputį įdomios informacijos. Jis buvo puikus imtynininkas ir dalyvavo daugiau nei 300 imtynių varžybose, iš kurių pralaimėjo tik vieną. O 1992 metais net buvo įtrauktas į nacionalinę imtynių šlovės galeriją.
Prieš savo mirtį Linkolnas pasakojo draugams apie keistą sapną, kuriame jis vaikščiojo po Baltuosius rūmus ir išgirdo gedulingą verksmą. Kai jis paklausė sapne esančių žmonių, kas nutiko, jie atsakė, prezidentas buvo nužudytas. Tai įvyko vos kelios dienos prieš jo nužudymą. Šiandien Linkolno veidas yra vaizduojamas ant $5 banknoto ir ant 1 cento monetos, o jo memorialas Vašingtone yra vienas lankomiausių paminklų pasaulyje. Abrahamas Linkolnas buvo daugiau nei prezidentas. Jis buvo žmogus, kuris nepabūgo priimti sudėtingų sprendimų dėl savo įsitikinimų. Jo gyvenimas primena, kad tikros lyderystės esmė – drąsa keisti pasaulį nepaisant sunkumų ir kritikos. Jo žodžiai ir darbai iki šiol skatina mus siekti teisingesnės ir geresnės visuomenės.